Broliai sesės, visada norėjau, kad mus jungtų toks jausmas, toks bendrumas, kaip didžiuosiuose tautos susirinkimuose. Ir kad partija, kuri buvo grindžiama sąjūdžio idealais, būtų ne tik parlamentinė kovotoja prieš kitą partiją, bet būtų kaip bendruomenė, bendrija, artimų žmonių ir žiūrinčių į visus kitus taip pat kaip į savo artimus. Kalbu jums apie pagrindinius gyvenimo dalykus, kuomet kiti dažniau kalba apie antrinius. Kokius nors centus už elektrą, priekaištauja, kodėl aš nesiveliu į ginčą dėl centų. O aš manau, kad jeigu laisvė nėra svarbiausia, tai nelabai yra apie ką kalbėti. Norėčiau, kad laisvė ir žmonių brolybė būtų svarbiausi dalykai. Mums nori primesti kitokius žodžius. Tarpusavio kova, kažkieno pergalė prieš kažką. O aš tikėjau ir tikiu, kad pergalė bet kokia kaina, tai visai ne pergalė, o pralaimėjimas savo silpnybei arba pagundai. Mes turime galvoti apie kitokią sėkmę, kuri būtų iš tikrųjų Lietuvos sėkmė kelyje į geresnį žmonių gyvenimą tarpusavyje. Karingi žodžiai nėra geriausi. Žiūrėkit, išgalvojo net kažkokius chorų karus. Lyg chorai eitų vieni prieš kitus su kuokomis ir skydais. Kai iš tikrųjų esame vienas choras. Neapsigaukime su tomis tariamomis kovomis. Tiesiog būkime vieni kitiems geri ir sąžiningi. Sąžinė nėra seniena. Kalbėdamas apie sąžinę, nemanau, kad kviečiu į praeitį. Jeigu mama mokė, vaikeli, būk geras, nenuskriausk nieko, nelipk per galvas, gyvenk dorai ir sąžiningai, tai nereiškia, kad mama nemoderni, nemodernėjanti, neinanti į koją su gyvenimu. Juk yra kitaip. Tai žodžiai apie pagrindus, kurių neturime atsisakyti, ką mums beįkalbinėtų apie modernumą. Kai kurie modernėja, neva, skirstydami žmonės, taip pat mūsų partijoje, į savus ir nesavus, į kaimo arba miesto balsuotojus, net pagal amžių, į vyresnius ir jaunus. Ir tai nėra gerai. Tai yra primetamas skaldymo vaizdas, kuomet aš bendrauju su labai įvairiais žmonėmis ir įvairių jaunimų ir įvairiais vyresniaisiais. Ir jokių būdų jų neskirstyčiau, pavyzdžiui, pagal amžių ar pagal akių spalvą. Žmogų nusako jo atvira širdis.
ir žmoniškumas. Ta aš labiausiai vertinu. Visi esam ir būkim vienos tėvynės vaikai. Neužmiršę nei 10 senųjų įstatymų, nei naujojo 11, kurį atnešė išganytojas, tai meilės įstatymas. Tiems jaunesniems, kuriuos myliu, kuriuos noriu matyti darbščios ir gražios tėvynės priešakyje, linkiu domėtis ne vien pragmatika, bet ir didžiuoju meilės įstatymu. Jis apima ir tiesos meilę, ir tėvynės meilę. Ramybė jums.